Lietuvos metų automobilio titulą pelniusio Škodos Superb šalia Lietuvos Ryto arenos išrikiuotos neatsitiktinai. Šias gražuolės vairuos Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Aukštaūgiai sportininkai tikina buvę maloniai nustebinti, kai artėjant šventėms Lietuvos Ryto klubo valdyba pranešė jiems tokią naujieną. Važiuosim to į kolonėlę. O tai kas tai įdomiausia, tai nežinau dar, tai jeigu atvirai, tai tikrai nespėjau gerai susipažinti su tą mašiną, bet kiek buvo pararstas tai instruktažas, tai tikrai tiek va. Borto, tai kompiuteris naujas su touchscreenu. Tai jau malonu dovanėlė. Be abejo. Tai pažiūrėk, tai kokie visi laimingi. Malonu, kad klubas veikia tokią galimybę, aš manau, čia būtų kiekvieno klubo žaidėjams, kaip sakant, gera žinia, kad klubas duoda automobilius ir dar duoda metų, jeigu automobilį, tai čia iš vis fantastika. Veidrodėlį automatiškai užsivedu. Ateinu, užsivedu veidrodėlį automatiškai. Kol Lietuvos Ryto žaidėjams buvo aiškinami naujų Škodos Superb privalumai, su vyru atvykusi Marijono Petravičiaus žmona Bernadeta spėjo apžiūrėti, kaip automobilis atrodo iš vidaus. Ji nuostabi, čia labai miela, labai erdvi. Negaliu patikėti, kad mes ją pasiimsime. Lietuvos Ryto klubas ir Škodos atstovai bendradarbiauja jau kelerius metus. 2006-aisiais jubiliejinį 10-ąjį Lietuvos Ryto krepšinio klubo sezoną Škoda tapo oficialiu klubo rėmėju, o krepšininkams atiteko tų metų Škodos Superb modeliai. Metų automobilio atstovai sako, kad važinėdami geriausią titulą pelniusią mašiną, krepšininkai turės didžiulį paskatinimą. Mes nusprendėme vis tik tai pratęsti mūsų bendradarbiavimą su Lietuvos Rytų klubu ir pakeisti senos automobilius į naujus Superbus. Džiugu tas, kad neseniai tapo jisai metų automobiliu. Ir aš tikiuosi, kad jau dabar Lietuvos Rytas turi būti metų komanda šiais metais, sekančiais ir dar keletą metų. Noriu tikėti ir noriu padėkoti ponui Antonovičiui ir Škodos atstovybė Lietuvoje už iš tikrųjų tokią svarę paramą krepšiniui, kad ekonominio sunkmečio metu nenusigrėžia nuo mūsų komandos ir padeda tikrai labai svariai prisideda prie mūsų klubo veiklos. Iš tikrųjų labai svari parama ir labai džiuginanti. Škodos atstovai Lietuvos Ryto klubui perdavė 13 naujausio modelio automobilių. 13-oji Škoda Superb simboliškai atiteko 13-ajam komandos treneriui Rimui Kurtinaičiui. Reporterė Rita Gečiūnaitė, Vilnius.